Labas vakaras. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau 16 dienų be vyriausiojo trenerio. Nors federacija žada visišką pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu, galutinį atsakymą dėl jo ateities pateiks tik rytoj. Krepšinio ekspertai sako, kad tokio nacionalinės rinktinės fiasko Lietuva dar nematė. Daugiau Ievos Diraitės reportaže. Iki gyvybiškai svarbių rungtynių, kur spręsis, ar Lietuva turės šansą patekti į pasaulio čempionatą, liko kiek daugiau nei mėnuo, tačiau Lietuvos rinktinė jau 16 dienų neturi vyriausiojo trenerio. Nors sprendimą žadėta paskelbti šiandien, jo teks laukti dar bent vieną dieną. Liepos 8 berods dieną gavome Rimo Kurtinaičio ir Tomo Pačėso atsistatydinimo pareiškimus. LKL čempionai čia irgi. Krepšinio asociacija Kurtinaičio paleisti nenori ir išreiškia absoliutų pasitikėjimą. Mes kaip asociacija, Lietuvos krepšinis, šiandien vienbalsiai reiškiam pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Vykdomasis sprendimas vienbalsiai netvirtino atsistatydinimo pareiškimo ir siūlo tęsti susitarimą vykdyti Lietuvos rinktinės vyriausio trenerio ir trenerio pareigas. Gyventojai daugiau ar mažiau, bet Kurtinaitį visgi palaiko. Turi likti jisai trenerių rinktinės ar ne? Būtų labai gerai. Tikrai, nes kaip jisai jau Kurtinaitis tikrai pats geros labai gerai žaisdavo. Jis toks vienas iš trenerių, kuris tikrai gali surinkti nedirbti. Tai treneris turbūt turėtų atsistatyti, ne, man atrodo, visgi pralaimėjimą, ne, labai daug pralaimėjimų silpnom komandom. Aš nemanau, kad verta, kad išeitų, bet norėčiau gal pokyčių rimtesnių. Balčiūnas sako, kad oficialiai kalbėtas ir vyriausiojo trenerio pareigos siūlytos tik vienam kandidatui, nors viešumoje neoficialiai skambėjo 3 kandidatų pavardės, kurie visi treniruoti rinktinę atsisakė. Pats susisiekiau su Darium Songaila, jis buvo tuo metu U20 treneris, jis paprašė laiko grįžti ir sakykime, daug komunikacijos. Balčiūnas žarsto komplimentus Kurtinaičiui ir sako, kad geresnio trenerio nėra. Trenerio pergalių ir pralaimėjimų santykis yra taip pat vienas geriausių per pastarąjį dešimtmetį. Ir jei net tie 2 pralaimėjimai, kurie tokie sunkiai paaiškinami, aplamai būtų turbūt geriausias santykis. Krepšinio ekspertai situaciją rinktinėje apibūdina kaip visišką fiasko. Įvardinčiau kaip absoliutų Lietuvos krepšinio federacijos prezidento Mindaugo Balčiūno fiasko, kaip absoliutų nesugebėjimą susitvarkyti su situacija, kuri yra rinktinėje, ateiti šiandieną į tą konferenciją ir iš jos išeiti be sprendimo. Man tai rodo tik vieną dalyką, rodo, kad žmogus nebevaldo situacijos rinktinėje. Ilgamečiai krepšinio treneriai antrina ir situaciją vadina tragiška. Rinktinė neturi trenerio, trūksta aiškumo dėl žaidėjo, padėtis atrankoje itin sudėtinga. Norint išsaugoti viltis patekti į pasaulio čempionatą, iš 6 likusių rungtynių reikės laimėti bent 5. Viltis buvo didelė ir jisai ją įgyvendino. Ką reikia daryti? Ką dirbti? Nieko. Gerą trenerį turėtų. Specialistai perspėja, kad po tokios sumaišties krepšininkai gali patirti ir psichologinį smūgį. Nežinomybė dėl trenerio, nežinomybė dėl žaidėjų, kokie žaidėjai atvažiuos. Tie patys žaidėjai, jeigu atvažiuos, jie nežino, pas ką atvažiuos. Tad situacija yra bloga, labai bloga šiaip. Anot Miklovo tikėtina, kad Rimas Kurtinaitis vis dėlto liks rinktinės treneriu, tačiau jis perspėja, kad gali kilti problemų dėl žaidėjų, dalis jų gali nebenorėti atstovauti rinktiniai. Bus galbūt bandoma kabintis prie žaidėjų, kurie taps nepatriotiški staiga, atsisakydami vykti į rinktinę, nes tokių žaidėjų greičiausiai bus ne vienas. Sveiki. Kol kas aišku tik tiek, jei Rimas Kurtinaitis liks, jo trenerių štabą papildys nauji asistentai, kas jie kol kas neatskleidžiama. O jei treneris nuspręstų pasitraukti, aiškaus plano B asociacija kol kas nepateikia. Iki šiol ne vienas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris nėra pasitraukęs sezono viduryje. Ieva Diraitė, Nerijus Bliujus, Rimvydas Alenskas, Kaunas.